Kalėdos? Kokia Kalėdų prasmė? Prasmė, tai Kristaus gimimas. Prasmė tokiam tų šventis reiškianti. Kad va jau gimė kūdikėlis, va. O aš daleiskim, va, tai nuo 12 metų bažnyčių visada giedojau visas giesmeles, daug moku vienu žodžiu apie Kristaus gimimą. Aš tai nešvęsiu čianais, vienu žodžiu, aš važiuosiu pas dukrą į Jonavą. Nuo antradienį jau čia, kaip kas mes daugumas, šiuos namus paliksim. Katrie jau neįgalus, tai o aš dar paeinu. Tai va tiek, vaikučiai. Aptarnavimas labai puikus, labai esu patenkinta, nežmoniškai patenkinta. Kadangi visą laiką, kas nebūt kokia šventė, tai aš turėjau visada aptarnauti savo šeimą ir panašiai, o dabar mane aptarnauja 90 metų, esu bobutė, vienu žodžiu. Ir mane štai, kur va, ryts vakaras man bliūdžiuks pakištas po nosį. Norėtumėt palinkėti? Šiem namam. Taip. Va, šiem namam, tai sėkmės didžiausius, kad jie visus tuos senelius, ne vien tik tai, kad vaikų darželius sutvėrė, bet didelį mums laimė, kad seneliams šitokius namus sutvėrė. Tai kur jau jūs matėte, negirdėta jau šitokie dalykai, kad va visi seneliai pataluos, baltuos vienu žodžiu ir daktaras kiekvieną rytą konsultuoja, vaistai nemokami, vienu žodžiu nėra ką pasakyti, numaudyti, tik negaudyti dar. O gal norit ką nors palinkėti artėjančių Kalėdų proga? Visi sveiki būtų ir turėtų kantrybę su tais išvaršusiais seniais. Kalėda būdaus kūčius, va, ruošiam kūčias, viską darom, duktėlės perkame. Nu, vat Kalėdas būdau švenčiam su šeimom, su viskuom. Dabar va vieną kažkokų. Į tokius bus ligoniai Kalėdos. Pasakė ligoniai Kalėdos. Tai va taip būsi per Kalėdą čia, tupėsime, o ką daryti. Va taip, nu. Kokia Kalėdų prasmė jums pačiai? Ar jums labai svarbi šventė Kalėdos yra? Labai svarbu. Didžiausia šventė Velykos ir Kalėdos. Labai, labai. Jau ruošiam iš pat. Nors ir tėvai mano amžinatilsį ir aš ir savo šeimą būdaus labai visi. Kai buvo šeima visa namuose, 9 vaikučiai, aš man visi. Taip, šeima įsiskirsti, va dabar likau, va, anūkėlė sėdi, ateina pas mane papankus, mažiau būna. O kaip ligoninėje priežiūra? Labai gera. Jau berniukas tas gulė, jeigu jam užtenka maisto virš normos, o metinutė. Jau ką valgys švaru, šilta, va, tik tai būkė būkalė. Tai jau ką palinkėtume dabar artėjančių Kalėdų proga? Nu, šventų Kalėdų, laimingų metų sulaukt. Va, visoms darbinėkiams, sesutėms, daktarams, visiems. Šventų Kalėdų, linksmų, kad būt visiems, būt linksmus, vagius, nebūtų nieko. Smagu sulaukt. Labai jau kolektyvas, tik labai vieningi, labai smagu ir gulėti, nesinori namo važiuoti. Kalėdos tai reiškia kaip didelė šventė, pačią didžiausią. Čia jau Kristaus gimimo šventė, tai jau visiems seniems žmonėms tai kažkaip jau ta tradicija įaugusi tiesiog. Ligūnės personalų tai jau galiu palinkėti tik tai gero, ir daktarė, ir sesutėm, ir slavutėm, visos labai geros, labai rūpestingos. Nu ką jau ligūnėms, tai žinokit, kuo daugiausiai sveikatos, o tokiam silpniem ypatingai tikrai sunku įžiūrėti, kad jie kaip nors sustiprėtų, pasveiktų, pakiltų, ką dabar. Tai ką, ačiū jums labai. O, ir lūpytės pasidažėt, o, tu matot, moterį, kaip ruošiasi. Todėl laukiu, visus sveikinu, daktarės, sesutės, laukutės, į jūs visus gerus sveikatos, laimės,
džiaugsmo. Okay, ačiū labai. Jo. Tai ką norėtumėt palinkėti artėjančių kalėdų proga? Gerų švenčių, linksmų, visiems gydytojams padėkoti už gerą darbą, laimę ir džiaugsmo. Viso ko geriausio. Gerai maitina, patenkinti viskuo. Personalui ir maitinimu tikrai nėra paskūstas. Ligoniam linkiu sveikatos, kad jie visi kuo greičiau pasveiktų, kad visus sustiprėtų. Kas va taip pakojas iškėlęs, tai prašau vaikščioti daugiau, kad išmoksiu vaikščioti greičiau. Neužrakink širdies gerumo, ištiesk visiems pagalbos ranką. Gal kam ramybės neužtenka, gal kam viltis likuka senka. Neužrakink širdies gerumo, dalink visiems mažutį lašą. Kas tyli ieško ir kas laukia, kas kenčia, kas pagalbą šaukia. Neužrakink širdies gerumo, dalink visiems mažutį lašą.